Namaste, sveiki brangus jogai. Šitas video yra skirtas jogos mokytojams, meditacijos instruktoriams ir juo noriu papasakoti, kad mes Lietuvoje įkūrėm jogos ir meditacijos asociaciją Mahabodhi. Jau yra interneto svetainė sukurta, gali tenai užeiti. Ir šitos asociacijos tikslai yra keli. Tai vienas iš tų pirmųjų tikslų, ko mes siekiam su šia asociacija, tai būtent suburti jogos ir meditacijos mokytojus draugystiai, bendraminčių klubui. Aš pati prieš daug metų, kai pradėjau vesti jogą, mes buvo tokia mūsų grupelė jogų gauja, kur mes susitikdavom, tiesiog kartais išsikepdavom pyragą ir susitikdavom, darydavom asanas kartu, karma jogą darydavom, važinėdavom į visokias šuniukų prieglaudas vaikams mokyklose vesti jogą. Ir tas laikas nebūtinai būdavo, ar ne, kad mes mokomės, mes tiesiog gerai leisdavom laiką kartu ir tuo pačiu praturtėdavom nuo tos draugystės. Tai mūsų asociacijos vienas iš tikslų būtent yra vėl grąžinti jogus į tą tokią draugystę, į bendruomenę, turėti kažkokius tai susitikimus, kurie nebūtinai turi būti, ar ne, apie tai, kad mes gydomės kažką, emocijas, ar auginam save, ar ne, kažkaip žiniomis, bet apie tą paprastą tiesiog buvimą kartu. Tai šitoje vietoje mes turėsim renginių, susitikimų, tokį bendraminčių klubą. Kitas dalykas, ko mes su šita asociacija sieksime, tai yra gilinti žinias. Nes jogoje mes pasibaigiam 200 valandų, pasibaigiam 500 valandų, bet kas vedam jogą, meditacijas, žinom, kad tikrai to neužtenka, ar ne? Kad joga tai yra visas gyvenimas, tai yra gyvenimo būdas, o tas mūsų gyvenimas, jisai toks didelis, jisai iš tiek daug dalių susideda. Ir todėl mes gilinsim žinias ir mokinsime, iš tikrųjų labai daug įvairių temų bus ir jogos asanų gilinimo žinios, ir jogos filosofija, ir net jogos filosofija iš tos ezoterinės pusės apie dievybės, apie planetas, ką šiaip jogos mokytojai irgi turėtų žinoti, apie mantras, kas dar apie patį gyvenimą iš vedų mokslo, nes pas mus po truputį komanda jungiasi labai įdomus žmonės, kurie ir asanas gerai išmano, kurie ir coachingą gerai išmano, irgi padės, ir tuo pačiu ir astrologai, ir vedų žinovai. Tai komanda dar būrėsi, jinai bus gan didelė, tam, kad mes galėtume tą jogos filosofiją pačiupinėti iš pačių įvairiausių pusių, ar ne, kad tai nebūtų tik asanos, kvėpavimai ar meditacijų žinių pagilinimas, nes, kaip sakiau, joga tai yra gyvenimas ir mes turim čia iš tikrųjų kaip jogos mokytojai, turim turėti daug žinių, nes kas vedat užsiėmimus, žinot, kad jogos mokytojas nėra tik jogos mokytojas, kuris parodė, kaip daryti asanas, kuris parodė, kaip daryti pranajamas, kad tai yra psichologas, kad tai yra psichoterapeutas, ar ne, nes žmonės mums atneša savo istorijas ir klausia mūsų patarimų ir kartais mes pritrūkstam kompetencijų. Čia yra normalu, ar ne, mes taip auginam save. Tai vienas iš mūsų irgi tokių didelių tikslų, kad būtent orientuoti žinias, kurios skirtos žmonėms, kurie veda praktikas ir kad tie žmonės galėtų patys tiek save gilinti, tiek galėtų padėti kitiems, nes darbas su grupėmis yra labai labai rimtas reikalas. Ir mes kaip mokytojai ir neturim pirmiausia žiūrėti, kaip ir meditacijos instruktorius ruošiu ir jogos mokytus, tai pirmiausia mūsų tas dalykas yra žiūrėti, kaip nepakenkti žmogui. Tai čia mes mokinsimės ne tik kaip nepakenkti, ar ne, bet ir kaip padėti, kad turėti tas žinias. Tai tokie dalykai ir aišku, mūsų paskui yra ir daugiau tikslų, apie kuriuos aš dabar gal taip plačiai neįsiplėsiu. Šiaip daug informacijos galite rasti mahabodhi.lt svetainėje, tenai yra talpinama jau ir daug straipsnių, yra registracijos anketa, kurią kviesiu užpildyti, tam, kad galėtumėt prisijungti į asociaciją, ar ne, kad mes galėtume turėti tą erdvę, kur susitinkam pradžiai, tai bus elektroninė erdvė ir mes jau palengva pradėsime organizuoti gyvus susitikimus, kad galėtume, ar ne, netgi susitikę išsikelti problematiką, su kokiais sunkumais mes susiduriam, kur reikia tų žinių gilesnių, tiek jūsų asmeniniam gyvenime, ar ne, tiek ir toje praktikoje su žmonėmis. Tai kviečiu užeiti į Mahabodhi.lt, pildyti registracijos anketą ir mes toliau tada bendrausime, susisieksime ir draugausime, ar ne, kad mūsų asociacija nebūtų tik tai kažkoks formalus pavadinimas,
bet kad jinai būtų gyva, organiška ir ją realiai sudarytų žmonės, kuriems rūpi tai, ką jie daro, kad jie nori gilėti tiek savyje, tiek su žmonėmis ir kad mes skleistume tą žinią toliau, ar ne, kad mes galėtume padėti žmonėms stipriau ir galbūt sugalvotume kažkokių netgi projektų, kurie yra nebūtinai, kad jogos klasėje, gali joga būti įvairiom formom pateikta, ar ne, per parodas, per kažkokius, nežinau, meninius renginius, tai va, tai visus šitos dalykus mes kelsimės į viršų. Tai kol kas tiek, kviečiu jungtis ir draugausime toliau. Ačiū Jums, ačiū brangiai jogai už tai, ką Jūs darote, tai yra labai labai svarbu. Jogai, meditacijos instruktoriai, lauksiu Jūsų mūsų interneto svetainėje ir registracijos anketoje ir tolesnėje draugystėje. Iki.